Emocijos iš tikrųjų labai geras, kad ir pralaimėjimų buvo, baigęs to Europos žygis mūsų, bet kai jau baigęs ir mes žinom, ką negalima pratęsti, vis tiek yra tokie žygis, kur ne visi gali pasidžiaugti padaryti. Aš kaip treneris, man buvo pirmas kartas ir aš tikrai esu laimingas su darbu, kur aš pats irgi padarau su savo stafu ir kur komanda padaro. Tai tik galiu būti laimingas su kas atsitiko. Čia to veido, kur mes parodom šiandien, tai yra neatsitiktinai, bet yra daug darbo padaryta. Tiek iš komandos pusės, tiek iš mano pusės. Nereikia pamiršti, kad aš jau 4 metus prie Bangą vairo, pakeitėm nemažai to komandą iš praeitų metų, kur laimėjau to trofėjo. Ir nebuvo lengva to sezoną, daug traumuotų, bet pasirodė taip, kaip mes pasirodom, tai yra daug darbų, kur buvo įdėta. Kartais mes žiūrim ten, Rosenborg turi tiek daug staff, o mes įsivaizduokit, kad mes žymiai mažesnį ir turim viską daryti tas pats, ką jos daro. Tai to darbo yra tikrai nemažai, bet sugebėjom to padaryti ir parodyti gerą veidą, aš manau, iš Lietuvų komandą prieš Rosenborg bent šiandien. Emocijos labai geras buvo, labai norėjau to įvartį, kai čia buvo 1-1 su vartininku. Ir gal tik gaila, kad to įvartį nekrito. Norėjom būti pirma komanda, kuri mušti įvartį. Sutiktumėt, kad rezultatas galbūt ne pagal vaizdą aikštėje ir nulėmė tik tai, sakykime, meistriškumas geresnis individualus? Mano žaidėjas irgi daug sako, kad treneri mes nevertam to pralaimėjimo šiandien, bet objektyviai žiūrint, tik užteko to šiek tiek lėtesnį tarpą iš mūsų komandos ir Rosenborg mušė 2 įvarčius. Ir aš manau, kad to ir kainavo. Kai mes buvom labai aktyvus, susikaupę mūsų geriausią pusę, tai Rosenborg turėjo problemų sukurt momentus ir buvom gerai. Tik to adrenalinas šiek tiek sumažino per pertrauką, kai atėjom iš pertrauką, šiek tiek lėtesnį tempą, galima taip sakyti, ir Rosenborg to pasinaudojo ir mušė 2 įvarčius. Bandom dar grįžti, aišku, varžybų. Ir aš manau, kad grįžom, turėjom keletą momentų dar. Ir po to gal rungtynių bandydami stolo iki galo norėjom duoti progą ir jaunesnės žaidėjams pajaust, kas yra žaisti Europos futbolą. Tas antras įvartis buvo apeliacijų į nuošalę, kaip jums atrodė iš šalių? Aš tikrai galiu pasakyti, kad teisėjavimas šiandien buvo žymiai geresnis negu ten. Todėl, jūs matot, tas pats teisėjas, tas pats taisyklas atrodo, bet šiandien neleidė prie vartininkų būt, o ten išvyko. Tai bet ko kontaktų jokio baudo nebuvo ir net gavom tai pirmą įvartį. Bet aš manau, teisėjavimas buvo geras ir jeigu nebuvo nuošalė, aš tikrai nemačiau dar įvartį. Aš manau, kad ten mes nebuvom susikaupę iki galo ir šiek tikėjom, kad mūsų kolega išmušt. Jeigu būtų kitas žaidėjas irgi susikaupę, aš manau, to žaidėjas net nebūtų atsiradęs vienas. Bet čia yra to patirtis, tu negali užmygti ne vieną sekundę tokias rungtynės. Tai aš mačiau taip to įvartį. Mes užmygom. Vaidas Mukdišauskas, kaip vertinant jau žaidimą šiandien? Puikiai. Aišku, gal dar pritrūko to smūgį. Aš manau, kad ten buvo vieną momentą, kur gal ir galėjo savo paimti. Ir dažnai buvo nubaustas per baudas. Jis sugebėjo mūsų laikyti kamuolį. Paminėti, kad Rosenborg varžybų visą komandą šiek tiek, žinau, to karštą bulvą atiduoda vienas kitą, kai tos nervus yra. O šiandien matas komanda bandydama žaisti futbolą, šiek tiek ramyba jau buvo, to patirtis gavo jau po 1 rungtynių. Mes matom jau tobulėjimą, kas yra labai svarbu. O Vaidas tai ten buvo geras rungtynės, šiandien geras rungtynės. Ir dažnai, atsiprašau taip sakyti, bet aš turiu kalbėti, kad Vaidas dėl to, kad gal turi mažesnį kūnus, niekas nežiūri čia lygą arba rinktinę apie jo. Vaikas tikrai, ne vaikas, jau vyras. Jis gerai žaidė. Jeigu jis gali fiziškai ištemti šitą lygį su Rosenborg, tai kodėl jis negali mūsų rinktinę žaisti? Ar geresnės komandos? Man yra klausimas. Todėl Vaidas tikrai parodo, kad jis gali. Ir jeigu parodo, kad gali, aš manau, jis verta būti ten. Čia man nuomonė. Norvilas dėl traumos nežaidė? Norvilas dėl traumų, bet labai laimingas esu tiek su Anton, tiek su Viktoriu. Aišku, kai Novargis atėjo irgi daro savo klaidų, bet labai laimingas dėl kitas 2 vidurių savo šiandien rungtynių. Kaip Rosenborgas jums atrodė tuo lygoje? Tai būtų visiškai stipriausia komanda, ar kas nors galėtų pas mus pasipriešinti šitam varžovui? Aš manau, kad įmanoma. Mes žinom, kad Kauno Žalgiris iš sudėties pusės turi to didžiausia, galima sakyti, sudėtis ir giliausia sudėtis ir kokybę tikrai nemažai turi. Manau, kad lygas šiek tiek susukinėjo daug komandų savo kokybę šitą sezoną ir gal dėl to ir neatrodom kartais taip gerai visi. Bet Kauno Žalgiris sugebėjo paimti gerus žaidėjus ir turi to lygis.
Aš manau, kad jos galėjo, bet mes žinom, kad Rosenborgai labai aktyviai žaidė, kaip mes sakom, to jungia to didesnį pavarą, ne? Tai mes žinom, kad labai sunku sustabdyti jos. Bet prie tas pats mes žinom, kad įmanoma uždaryti gerai erdvės, jos turi sunkumą sukurti progų. Jos čempionatą labai daug kartas mušė irgi po tranzicijos, kai perėmė kamuolį. Ir tada mes žinom, jeigu jos daug žaidė su kamuoliu, automatai jos neturi to, tai jiems sunku šiek tiek sukurti tos momentus. Bet kai jos sezoną, jos nori būti čempionai, pagal ką aš girdėjau, bet jos lyga, aišku, yra buvo daug rimti, bet net Rosenborg dabar labai gera forma, laimėjo 4-1, kiek žinau, dar turi vieną varžybų, dabar už 3 dienas. Tai kita lygis negu mūsų, bet aš laimingas, kad mes sugebėjom žaisti prie žio čia. Tada aš turiu klausimą. Rezultatas, aišku, yra geresnis negu išvykoje. Ar tai suteikia tam tikro pasitenkinimo tiek jums, tiek žaidėjams? Aš manau, kad yra labai svarbu negauti antrą kartą 5-0. Dėl visą bendrą vaizdą, aišku. Todėl mes turėjom, mes galime sakyti, mes turim to atsakymų, kad ten gavom 4 įvartis po raudonąją kortelę. Ir mes dabar galime taip pat vyrai kalbėti ir net pasidžiaugti to. Todėl šiandien gavom 2 įvartis tik per 11. Tai aš manau, kad rezultatas geresnis ir ne tik rezultatas, bet kaip žaidėm. Mes sukūrėm daugiau momentus ir buvom daugiau pavojingesni šiandien, negu buvom ten. Ir daugiau su kamuoliu žaidėm, ką irgi norėjom daryti šiandien. Ir to mes sugebėjom daryti ir kartais Rosenborg turėjo bėgti atgal kamuolį. Ir aš manau, kad rodo mūsų norų žaisti su kamuoliu ir pabandyti jos pastumti irgi atgal. Ką šios 2 rungtynės prieš tokį varžovą kaip Rosenborg davė komandai, ypač jauniems žaidėjams? Jauniems žaidėjams? Pirmas dalykas yra, jos turbūt suprato dabar, kad jos turi daug tobulėti, kad galėtų žaisti. Dabar paskutinės minutės tikrai neturėtų tenkinti jiems pačiams, kaip jos jau į aikštę. Bet eini tobulėjimą. Nepamirškit, kad mes žaidėm su šitą žaidėjas, kurio į aikštę daug laikų žaidėm A-lygą rungtynėms. Ir kai visi prašė rezultatų, mes turim nemažai traumuotų ir turėjom to žaidėją žaisti ir jo žaidė. Ir stengiamės, daug kartais pralaimėjom, negu laimėjom, bet jos buvo ten. Bet kartais reikia pamatyti tokią lygį yra, kad jos irgi turėtų kojas ant žemės ir supras, kad reikia tik su sunku darbu galima to pasiekti. Tai aš manau, kad jauniem žaidėjas buvo labai svarbu. Ar esat patenkintas atliktais keitimais, ar jie padarė planuotą įtaką žaidimui? Tai mūsų keitimas, iš Ignų Venskus tai jau buvo planuota. Aivars stengiasi maksimaliai atiduoti. Kaip pirmą kėlinį yra Aivars gal neturi to greičio, kurį mes turim, bet žaidimas yra šiek tiek daugiau uždarytas. Tai Aivars gali mums padėti su to poziciniu žaidimu, kai dar viskas uždaryta antrą kėlinį, dažnai būna šiek tiek atviresnis futbolas. Ir mūsų nuovargis, ir kartais ir nuovargis varžovų. Ir tada Ignas galima pasinaudoti jo greičiu. Ir mes to ir bandom daryti. Ir aš manau, antrą varžybą to pavyko. Ignas pagal fizinės savybės iš tikrųjų, jis atitinka to lygis, kur Rosenborg yra. Aišku, jis dar turi tobulėti savo žaidimu, kad jis taptų labai geras žaidėjas ir ką žino, kur jis eis po to. Ačiū.